Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai, su jumis aš, istorijos mokytoja Vasara. Ir šiandien, kaip supratote iš prisistatymo, yra mokytojų diena. Šią dieną mokytojai tampa mokiniais, aš ir mano kolegos abiturientai tampa mokytojais, tai nieko nelaukdami paklausinėkime mūsų mokinių, mano kolegų ir mokytojų tapusių mokiniais. Istorijos kabinetas, mūsų kabinetas. Eime pažiūrėti, ką kolegos veikia. Labą dieną, kolegos. Klausyk, Žiburio žiniom nėra taisyklių, dabar atsakinėk klausimus man. Kodėl vėlavai? Ne, tai visų pirma, skambutis ne mokytojam, o mokiniam. Girdėjau, kad posėdį buvai. Kokiamgi posėdį buvai, ponia? Pasitarimas įneša visokie ten žudais ir panašiai, ten egzaminai, eik, tu nesuprasi. Tai kaip jums sekasi, čia kaip matau, konstituciją aiškint? Super. Ką galėtumėt pakomentuoti? Jo. Aha, o kaipgi mokiniams sekas, kaipgi sekas? Gerai, bet rodo labai neįdomius video be garso ir tik subtitrų sako skaityti. Bet mokytojai kieti, ne? Dainora. O mokytojai kieti, ne? Nu, tokie prie kietesnių. Nu va, kaip būna. Nu tai tikimės dar išmokšę tos konstitucijos. O, vaikeli, kas čia per sistema? Nu jau, eime. Nu, žiūrėkit čia, nežinau, kaip čia legalai, nelegalai, prisistatykite. Prisistatykit, ką jūs šiandien veikiate ir kodėl jūs taip atrodote? Mes pabėgom iš karo Ukrainos, nes nenorėjom žūti, tai atėjom Žiburį užkariauti. Tai nežinau, kolegos, ką pridurti. Oh, man. The bullshit piled up so fast in Vietnam, you needed wings to stay above it. Aš laukiu atsakymą. Nu gerai, atsiprašau, ką tu pasakysi? Ne. Gerai. O tai ką jūs čia veikiat? Taip ir nepasakė tiksliai. Mes ieškom paslėpto Ukrainos intelio. Jau 3 žmonės išrišom. Tai einam toliau ieškoti. Nu tai sėkmės jums. Jei pamatysit, irgi praneškit. Gerai, sėkmės jums. Ačiū. Gerai. Žinokit, triukšmas. Einam pažiūrėti, kas vyksta pas Petrašką. Oho! 7, 8, 9, 10. Labą dieną, kolegos. Labą dieną. O, taip. Nu ką, mokytojai? Sportuoja žmonės, nes kadangi žinios neleidžia jiems įspręsti uždavinių, tai jis dirba. O tai temukų nepadėsite kokių? Padėsim kvantinę fiziką. O, žiūrėk. Dean here. There you go. Nobody works like David in this house. Third king. Come on. Jaučiatės. Žmonės, ką tu, mokytojau, ką dėsti? Nu tai viską, nu. Kiek jau minusų? Kvantinės fizikos parašėm biškį. O kiek jau nubaudėt? Nu, dabar visi iš eilės realiai baudžiami. O tai kodėl taip smarkiai baudžiat? Tu pažiūrėk, to neįsprendži. Aš neįsireikščiau jau. Nu, nereikėjo nebėgti iš pamokų. Ai, tu Vincai, ne... Gerai. Blogai labai. Blogai, kas blogai? Siaubas čia. Pasiskūs mums, mes tave nau padėti. Va tie 2. Ką jie tau padarė? Huliganai. Huliganai? Ne mokytojai? Kvantinę fiziką mokina. O, va žmogų įsuko, prisikalbėjo. Nu jo, prastai matos, bet parašyta fizucha. Einam pasižiūrėti, kasgi ta fizucha, ar kas čia vyksta. Mokytojai sportuoja, einam paklausinėti. Kaipgi sekasi, sakykit, jums ves mokytojus. Nu tiksliau, mokinius.
Nu, kol kas tai labai gerai. Pirma pamoka buvo dar tik tai problemų nebuvo. Bet matom, kad jau pradeda įsijausti kai kurie. Tuos aktyvius matome. Aha, jo, aktyvi. O kurie čia aktyviausi? Nu, mokytoja Kučinskienė tokia. Mokinėra savo. Jo. O nebuvo jokių pykčių, kažko dar, sakyt, ne? Ar kol kas ne. O ar paklusnus? Žiūrėsim dar. Ai, žiūrėsim. Dar neatsakėm. O turit kažkokį mokytoją, o tiksliau mokinį favoritą, kuris, kurį akiliau stebit? Visi labai savotiški, unikalūs. Tai aš tai neįskirčiau. Gerai, ačiū. Sakykit, kaip sekasi būti mokinę? Labai gerai sportuojam, valiai, linksmai ir 4 fizinio ugdymo mokytojai, nu tai prabanga. Mokytojų daugiau nei mokinių. O sakykit, kaip vertinat vedlius? Super, dar tik jie pradėjo savo darbą, bet mankštą darė kartu. Gerai, tada ačiū Jums. Mokytoja Nadežda aiškina, kad pusryčiai svarbiausias dienos valgis. Prašom susipažinti su mūsų improvizacija. Sakykit, kaip pamoka? Gera. Ar patinka mokytojai? Taip, labai. Labai. O galit pristatyti, ką čia tiksliai reikėjo padaryti? Užduotis buvo įsitraukti ir improvizuoti tai, kas parašyta lapelėje. O tai pusryčius valgot, svarbus jums? Ne. O tai kodėl? Kokie 15 metų nevalgau. Nenoriu ryti. O sakykit, klasiokai draugiški? Labai įžūlūs. Sagaunu, iš karto. Ne, labai geri. Oi, nuostabus, tiesiog nuostabus. Džiaugiamės tada visą. Pirmiausia, tai aš ne mokytojas, aš mokinys. Taip. Ir labai geras mokinys, gali mokytojas patvirtinti. Bet aš truputį... Tai šiandien diena su telefonu, galima. O kur parašyta, tai buvo? Tai aš sumaišiau gal, ne? Šiaip tai parašyta, tai buvo tik tai perskaityta. O mes tuo laiku negirdėjom. Jo, ir aš turbūt sumaišiau dienas. Sakykit, kaip jūsų klasiokės, kaip vertinat vienas? Klasiokės, aš čia vienas karalius tarp klasiokių, bet žinot, aš tas karalius, kuriam karūnos neuždėjo. Tai tikimės nepabėgsit iš pamokų ir telefono nebenaudositės? Tai bet šiandien, ne šiandien dieną su telefonu. O ar pabėgsiu, tai aš nežinau. Taip. Mes surasime. Gerai, ačiū. Nu va, kaip gražiai mokytojų olimpiada. Ne prakaitas, o smegenų mankšta. Sakykit, kaipgi pamoka? Labai gera, mes laimėjom, beveik suvalgėm prizą. Aha. O kaip vertinat klasiokus, klasiokės? Nu, biški pavydus. Nesidžiaugia mūsų laimė ir sėkme. O kaip jums mokytojai? Geri mokytojai. Sąžiningai įvertino. Nebuvo tokių, kad tarp jūsų klasiokai neklausė, išėjo iš pamokų? Ne, mes labai geri mokiniai. Tai kad sakė, batutis išėjo. Tai jisai pagal direktorės įsakymą paleistas, pateisinta pamoka taip bus. Susitarė neklausyti, nes ir Jočiūnas telefonu naudojas? Mes nesinaudojo, mūsų kuprinėse buvo telefonai ir išjungti. Gerai tada, stebėsimės. Geriausio mokytas, sakykit, kokia čia buvo pamoka ir ką jūs mokėt? Tai čia buvo mokytojų olimpiada, mokiniai turėjo atsakyti į loginio mąstymo klausimus, buvo kūrybinė užduotis, turėjo sukurti pagal šiuos lapelius istoriją, kaip matote, iš Žiburio svetainės. Labai sunku matyti. Nu, supratom. Jo. Turėjau atspėti, kuris buvo mokytojas, su jam padarytas vienas.
Ir jo, tokia užduotėlė buvo. Tiesiog tikrinom kūrybinį darbą ir bendruomeniškumą kaip ir. O kaip vertini mokinius? Dar tik pirma pamoka, bet... Labai geri, labai ramus. Labai ramus. Nu, tai tada lauk kitų. Galite parodyti. O, atspėk mokytą. Ar Karoli žinai, kas jam pirma? Ai, čia 2 mokytojai kartu. Jo. Kaip įdomiai. Oho, bramba. Šklirutė, taip įdomiai. Nu gerai, tada ačiū Jums labai, sėkmės. Buvom skaitykloj. Ir ką veikėt? Kūrybinės užduotys, sugalvojom komandos pavadinimą. Paskui buvo labai įdomios užduotys. Žodžių seka ten buvo, vienu žodžiu reikėjo pakeisti vieną raidę, paskui pagal paveikslėlius reikėjo atspėti žodžius ir pagal paveikslėlius sukurti istoriją. Labai patiko, labai smagiai. O kaip vertinat savo klasiokus? Gerai, labai gerai. Visi paklusnus? Taip, tikrai taip. Gerai, tada stebim. Būkit ir jūs. Ačiū. Kaip praėjo pamoka? Gerai. Ką vedėt? Kūno kultūra. Ką liepė daryti? Tai sportuoti, ratukus bėgiot. Kad tokiu pavargę grįžo? Nu tai taip. Fizinį vis dėlto. Nu tai nes dirbu. O tai nubaudėt kažkaip? Nu, pirmokai pavėlauja pamoką, tai biškį nubaudėm savai. O ką dar pridėtumėt? Ar patinka būti mokytoju? Kūno kultūros mokytų taip, labai lengvas darbas, aišku šalta, bet nieko apsirengus labai gerai. Ne. Kodėl? Ai, ta rutina, reikia keltis rytais anksti, eiti į pamokas, vesti jam, lauke ypač žiemą būtų šalta. Man? Nieko visai. Baudi vaikus. O be fizinio ugdymo norėtumėt kažkokiais mokytais būti? Oi, ne. 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 Algos per mažos. Algos per mažos. Taip, padidinti. Tai kaip padidinti? Nesprendžiu. Sakė, anglų mokytojas 2,5 gauna. Neblogai. Tai hello everyone. Today we are learning now. O ką, Gvidai, tu papasakosi dar? Nu tai nieko. Pravedžiau pamokas, važiuosiu namo. O šiaip geras mokytas? Gvidas? Ne. Nieko nedaro savo ir tyli tiesiog. Kamuolį spardo įžiūri, va tai va. Not impressed. Not impressed. Ačiū. Einam patikrinti mūsų mokytojus, mūsų žiburio ateitus. Nu, ką veikiat? O, jau logaritmai. Bandom. Kaip, oi, kokie liūdni. Sunkiai. Kodėl sunkiai? Nekalbu su manimi. Hugai, kodėl tu jų nepakalbini? Nežinau, aš išdėšiau teoriją ir viskas. Nu, tai kažką įsprendi? Ką? Matematikos uždavinius. Aš? Mokiniai! Tai nežinau, jie nekalbam. Paskui gal kitą pamoką duosim pavyzdžių, pasipraktikuoti. O laikmatį naudojat? Dar kol kas ne, kai spręs prie lentos tada. Ai, nu einam paklausinėt kaip čia. O tai kaip čia sekas jums? Normaliai. Gerai mokytojai? Neblogi. Nemuša, neskriaudžia? Nu kol kas ne, bus toliau matyti. Žiūrėk, žmogus matematiką mokinasi. Ką čia gero? Nieko, žodžiu, biškai. O tai matematikos kodėl nesprendė? Ką užsirašai? Ne, va, aš mokinuosi. Vis dėlto yra? Nu, gerai. Labą dieną, mokytojas. Hello. Hello. Ką čia gero mokinat? Va, bėga mūsų vaikai. Ateini čia. Ateik, nes bus ten. Ne. O šiandien buvo įdomi pamoka. Gali ateiti pasipasakoti, jeigu nori. Man tai patiko, duodu 10 balų. Šitos mokytos abidu pačios geriausios yra. Gaidžiais išvadinamas. Aha, o ką gero mokėt? Mokėm kurti istorijas, mokėm slengus paversti į formalius, mymus sudarinėjo. Manau, kad labai produktyvi pamoka buvo. Rašyt, skaityt, kalbėt, viską. O kaip mokiniai, kaip vertinat juos? Šiaip, kurie dabar sėdi, tai tikrai aktyvus buvo, faini. Stovintis ypač aktyvus buvo, tai pagyrimas labai didelis. O norėtumėt būti mokytojas? Ne.
Kodėl? Nu, jeigu va tokie vaikai būtų, tai tada jo. Čia dėk prie širdies šitus vaikus. Jeigu va tokie va, kaip va šitas va, apsisuk. O čia šitas pusryčiauja, pietauja, kaip čia supras? Ką žinau, jau geriausias mokinys šiandien, nežinau. Kaip mokytos, kaip jas vertini? 10/10.